kryptimi radikalios ortodoksijos, kurie, net nežinau, kaip jas pavadinti, ar jie teologai ar filosofai, nes jie, sakykim, filosofai, kurie sako, kad teologija turi grįžti į savo, sakant, karalienės sostą ir kad viskas yra teologija ir kad filosofija, kuri įsivaizduoja, kad gali kažką pasakyti savo, yra niekai. Ir kad teologija turi sugrįžti. Ir iš tikrųjų, kad visas mūsų mąstymas, visos filosofijos, visas teorijas, net tos yra savo gelmėse ir esmėje teologijos. Kad viskas savo pagrinduose yra teologija ir kad čia panašiai kaip Maceinas sakė, kad visi esame, taip sakant, ontologiškai Dievo kūriniai, tik tai nelabai to suprantam, tai čia panašiai apie teologiją. Jie sako, kad visas reišlesnės pasaulio sampratos, visi bandymai atras kažkokią tvarką, tai yra iš tikrųjų yra tai daugiau mažiau reflektuojamas teologinės pozicijas ir netgi ateizmas ir visas skepticizmas ir visas artikuliacijos, savo pagrinduose yra teologinės pozicijas. Ir dėl to jau galbūt ir vadinami radikaliais ortodoksais. Autoriai šito judėjimo, kaip Džonas Milbankas, Kembridžo profesorius, paskui praeito amžiaus pabaigoje pradėjo šitas mintis skelbti. Ir prisijungė dar keletas autorių, kaip toks ryškiausias jūsų pasirodymas vyko amžiaus sandūroje. Ir vienas iš pirmųjų programinių veikalų buvo skirta Tomui Akviniečiui. Buvo daryta išleido tokį veiklą tiesa Akviniečio kūryba, tai yra Akviniečio tiesa Akvinė. Truth in Aquinas, tiesa Akviniečio kūryba. Ir ten, ir Akvinietis jam iš tikrųjų yra labai svarbus autorius, nes jų požiūriu, kaip tik Akvinietis buvo tas paskutinis, sakyti, autorius, kur jų ieškoma tiesa buvo geriausiai, aiškiausiai pasakyta. O po jau prasidėjo nuosmukis mūsų civilizacijos ir nuslydimas į pasaulietiškumą, į sekularizmą. Ir ten tas lūžis vyko kaip tik po Akviniečio, Danso Skoto kūryboje, kuris. Na ir čia o Akvinietį jie rodo kaip tas paskutinis dar forpostą, kuris dar, kurį pradėjo ardyti šitas Danso Skoto pradėtas nuosmukis į pasaulietiškumą, į bedėvystę, ateizmą. Nors tada tai buvo, aišku, dar ne taip smarkiai, tai visą tai buvo nominalistinis judesys. Bet Akvinietis, tai čia buvo skirtumas tarp Akviniečio ir Danso Skoto, buvo tame, kad Danso Skotas siūlė tokį univots, taip
čia suprasti vienareikšmiškai Dievo žmonių sąvokas. Kad sąvokas turi būti vartojamas tą pačią prasme, tiek kiek jas vartoja žmonės, tiek kiek tai taikoma Dievui. Pavyzdžiui, priežastis, ar tai būtų Dievo veikimo, sakant, padariniai, nagrinėjami, ar gamtos priežastingumas gamtoje, kad tos sąvokos turi būti vienodai suprantamas, vienareikšmiškas, universalias. O Akvinietis šitos klausimus siūlė suprasti, kad per analogiją, kad terminai, pavyzdžiui, kalbama, kad Dievas geras, tai šitą sąvoką apie Dievą reikia suprasti analogiškai, per panašumą, mūsų panašumą su Dievu, bet tai, kas tinka mums, tinka ir Dievui, bet būdas, kuriuo mes tą sąvoką naudojame, yra visgi mūsiškas ir čia reikia skirti. Tai ta analogija suprantama kaip proporcija ir kad ne taip tinka sąvokos Dievui kaip mums. Dar buvo trečias kelias toks dualistinės ekvivocitas, kur visiškai skirtingai sąvokos apie Dievą tinka ir apie žmonės. Šiam prigimties pasauliui, tarsi vienaip tinka Dievui, kitaip ne. Jis sakė, kad nėra taip, kad žodžiu, jis atmetė vieną polį, kurį pasirinko Hansas Kotas, kad sąvokas vienodai taikomas Dievui ir žmonių pasauliui. Tai yra tikėjime ir filosofijos. Jis atmetė kitą polį, tą ekvivocitas, tokį dualistinį, kur absoliučiai nėra ryšio tarp Dievo žmonių, jis absoliučiai nepažįstamas. Jis siūlė tokį kaip ir kompromisinį analogijos kelią ir kad proporcingai, kad siūlė tam tikrą proporciją, tam tikrą dalim tinka dalykai, kai kalbame apie Dievą ir apie žmonės. Ir šitą analogiją, aišku, jinai proporcija, jinai tinkama, jinai buvo ir tuometinis geometrijos pagrindas, geometrinio mąstymo pagrindas, tai kaip pats, sakykime, Descartes ir Newtonas per savo principą matematiką, tą proporciją rėmėsi. Tai šitas kaip ir kompromisinis kelias akviniečio, kaip jis čia sako, žmogaus gerovė reikia mokytis to, kad Dievas apreiškia, bet filosofinių tyrinėjimų, kurios vykdo žmogaus protas, visų pirma todėl, kad Dievas skiria žmoniai tikslą, kuris pranoksta proto suvokimą. Pagal Izaijo 64:4, akis nematė, bet tavęs Dievo, taip pat parašė tiems, kurie tave myli, taigi žmonėje turi pažinti tikslą ir tada nukreipti savo keitinimus veiksmus į jį, tai žmonės gerovė būtina, kad dieviškasis tiesas pranokstančias protą būtų jiems reikštas per dievišką apreiškimą. Na ir čia kalbėti apie tai, kaip čia yra skirtingi tarsi režimai, bet ką tie radikaliai ortodoksai sako, kad būtent tas analogijos kelias, tas tokio dalinio pažinimo kelias, jisai yra, kad tai, kas buvo prarasta su Dansu Skotu, kai buvo perėta prie to tokio suvienodinimo šitų dalykų ir kai su laiku Dievo priežastis buvo, taip sakant, atmesta, tai Dievui nebeliko kas veikti, kaip jau tas toksai spinoziškas vienareikšmiškumas. Ir viskas, taip sakant, ėjo link to, kad teologija liko be darbo, o viskas liko tik taip prigimtinio proto, sakant, reikalas. Ir šia prasme jie nori gražiai grįžti prie tos analoginio akviniečio dar puoselėto mąstymo. Ir čia mano, kad būtent platoniška, sakant, akviniečio pusė čia buvo
turėtų būti išryškinta labiau. Nes akvinietis, kaip žinia, jis bandė suderinti tą augustinišką platonizmą, neoplatonizmą su aristotelišku to kūniškumu, sakykime, empiriškumu savotišku. Ir ta analogija, jinai mąstant per analogiją, mąstoma tokiam dalyvavimo metafizikos režimu mąstymu. Tai yra, kad nėra, ir čia jie mano, jie teigia, kad akviniečio šitas platoniškas dėmuo, šitas aspektas, būtent kuris jų požiūrį pasireiškia tokiu dalyvavimo principu, kad visi kūriniai Dievoje dalyvauja, kad nėra jokios srities, kuri būtų atskirta. Kaip jūs čia pradžioje sakėt, kad Sakaro doktrina, jinai nagrinėja daiktus, kiek jie yra iš Dievo, kiek jie link Dievo, bet pagal tos radikalius ortodoksus viskas yra tai. Ir šia prasme teologija yra viskas. Ir ta Sakaro doktrina, jinai turi persmelkti visą pažinimą, visą žiniją. Ir filosofijai, kad nebelieka prigimtinio kažkokio proto, kuris būtų autonomiškas į savo tiesą, tvarka ir savo faktas, kad tam nebereikia palikti jokios vietos. O tiesiog reikia suprasti, kad ta Sakaro doktrina iš tikrųjų yra viskas. Ir kad iš tiesų nebereikia tos filosofijos kaip tokios, be teologijos, kad viskas šia prasme yra teologija. Ir ta istorija, jie žiūri kaip tai, kas tik tai įrodo, matote, kaip, taip sakant, liūdnesnį vaizdą su to tariamai autonomiško proto skleidimusi. Manau, kad jis yra iš tikrųjų tuščiaviduris, nepagristas, išpuikęs. Ir kaip Tomas Akvinietis priimamas kaip atseit siūlės tokį padalymą proto į tokį, kuris prigimtinį žmogišką, kuris atseit gali kažką savo autonomiškai nuspręsti. Tai jie mano, kad čia buvo neteisingai suprastas Akvinietis. Jie sako, kad keli ortodoksai, kad kažkur vėlyvaisiais viduramžiais, nuo to Skoto, vėliau Okamo laikų, su to nominalizmu, Akviniečio va šita, tai kad Akvinietis skiria filosofiją, teologiją, tas skirtumas atseit buvo pernelyg griežtai suprastas, pernelyg dualistiškai, pernelyg atribotas, pernelyg vadovėliškai galbūt suprastas. Ir netgi pati bažnyčia, 19 amžiaus pabaigoje, Leono XIII popiežiaus enciklikoje Aeterne Patris, paraginusi grįžti prie Tomo Akviniečio, visgi pasidavė tai skirčiai, tam pernelyg griežtam atskirimui natūralaus proto ir iš dieviškos doktrinos. Pasidavė, sutiko su to, kad galimas pažinti tiesos vien žmogiško galima. Šiandien tokia kantiškai skirčiai. Čia jie, taip sakant, mato Kantą, kaip užfiksavo su tą tokią skirtį, kad yra proto tiesos reiškinių pažinimas, kuris galimas atseit, be Dievo pagalbos ir ingacys sritis, kuria būtų atseit teologijos sritis, tikėjimas ar galimas. Tai jiem Kantas čia ir sukantintas Akviniečio interpretavimas ir radikaliam ortodoksam atrodė neteisingas. Ir jie siūlė šitą irgi atsisakyti. Ir kritikavo tos teologus, kurie rinkosi tokį transcendentalį, kantišką Akviniečio interpretavimą.
katalikų teologija prieš antrąjį bažnyčios susirinkimą ir tik radosi panašių balsų, dėlių pačiai jos per kad katalikų teologija irgi pradėjo grįžti prie tokio, sakyčiau, daugiau augustiniško Tomo interpretavimo, arba bent jau vyko ten tas diskusija tarp gari. Tarp Reginaldo Garigų Lagranžo, kuris laikėsi tokio griežčiau skyrė prigimtinį protą ir tikėjimą. O tuo tarpu didelių pačias siekia tokio vieningesnio tikėjimo ir mąstymo suvokimo. Proto tokio prigimtinio supratimo. Kur daugiau, kur visą tai suprantama kaip kontinuumas, besiskiriantis savo intensyvumais o nėra taip padalintas į, taip sakant, kantiškai griežtai reiškinių arba metų pasaulis. Daugiau tokio vieningo tikėjimo proto supratimo. Jeigu pradėta ieškoti ir jie radikaliai ortodoksai priima šitos autorius katalikų, šitą Deliubačį, taip pat von Baltazarą, kaip savo pirmtakus. Taip pat jie labai smagiai naudojasi postmodernistiniam priemonėm, priema kaip ne pačią modernizmo turinį, bet kai kurios priemonės, kritikuodami šitą dabartinį pasaulį, nes rodydami, kaip tas pasaulietiškumas ir tas sekuliarizmas yra nevykęs ir kaip čia viskas yra tuščia pakibę ir nihilistiška. Ir nieko gero iš ten nesigauna, be to pripažinimo, kad iš tikrųjų ten viskas yra dievui iš Dievo ir kad reikia grįžti prie tos teologijos, kuri, taip sakant, pasako, kaip yra viskas iš tikro. Tai šitas toks, požiūris iš tikrųjų radikalus ir šiandieną, kaip jie sako, bet vis tiek čia dar keli šimtai to sekuliarizmo amžiaus, jiems prasidėjo nuo Danso Skoto, bet jau taip galim sakyti, jis įsiautėjo savo smarkumą nuo apšvietos. Tai jam atrodo, nevykęs laikas, kas man pasirodė įdomu, kad tas toks, iš tikrųjų, ganėtinai atverčiantis daugelio įsitikinimus ir mano paties, nes aš vis laik buvau kantiškai mąstantis, man tai kažkaip atrodo šventa tas skirtis tarp reiškinių ir menų. Ir dabar dar nesu tikras, ar galėčiau jos atsisakyti ten, bet ir ar tikrai jie, taip sakant, šitie radikaliai ortodoksai sugebėtų taip jau labai stipriai aiškiai įrodyti kažką priešingo. Čia prasme, aš esu dar ne visiškai pasirengęs labai tvirtai apie tai kalbėti, norėčiau giliau susipažinti su šitą liniją. Bet iš tikrųjų tas jų pasiūlymas atrodo toksai, provokuojantis, įdomus, toks jis ir buvo, kaip jis ir nuskambėjo.
Bet tai buvo jau prieš 20 metų ir ta interpretacija, ta jų pozicija, jinai neišnyko. Negalim pasakyti, kad jinai padarė revoliuciją, kad pasiekė tai, ko jie patys tikėjosi, kad jinai grąžino teologijai tą karalienę statusą. Šito dar, žinau, galim pasakyti, bet buvo daug žmonių, kurie tuo apsidžiaugė. Pati bažnyčia, pažiūrėjau, popiežius Benediktas XVI jiems simpatizavo, jie pasirodė jam mėly, žinau, tokia Katerina Pikstok, kuri aiškino liturgijos sodų. Tai galbūt dar jie tiesiog nespėjo, nes dėl savo to radikalumo gal tiesiog bažnyčia kaip konservatyvus, inertiškas, didelis kūnas negali tokių griežtų, drąsių, svarbių dalykų taip greitai vienareikšmiškai priimti, bet gali būti, kad tas jų poveikis dar ne tai, kad jis jau išdrėsta, bet kad dar nebuvo išgirstas, dar pakankamai yra atpažintas. Aš, pavyzdžiui, irgi išgirdau čia visai neseniai jos. Jau čia 20 metų pasaulyje reiškėsi. Kažkas čia ne pats geriausias argumentas visų, bet pas mus viskas kažkur panašių laikų tam dažnai vyksta. 20 metų galvojus. Bet tai turiu vilti, kad šita linija dar bus nagrinėjama toliau ir tų pačių teologų, nes jam čia irgi turėtų būti smagu išgirsti, kad jie čia yra svarbiausia ir kad visi kiti yra gali patys tai žino ir tikime. Dar tokį patvirtinimą iš išorės, tai malonu išgirsti. O aš tuo tarpu nagrinėjau, kas man įdomu buvo tas pasiūlymas peržiūrėti visą istoriją per šitą prizmę. Ir dabar aš kuris laikas ten tyrinėjau Newtoną, Rousseau, Kantą, kaip vadinant jos geriausiais teodicėjos autoriais. Ir žiūrėjau, kad žvelgiant, kad galbūt tai, ko aš ilgai ieškojau, negalėjau vardinti, kas man atrodo yra tarp jų bendra, kad būtent tas teologinis pagrindas, tas teologinis pamašalas, kurį siūlo įžvelgti mūsų šitie radikaliai ortodoksai, kaip tik ir yra tai, ko aš tik ilgai ieškojau, kaip to bendrumo tarp Rousseau ir Newtono, ir to paties Kanto. Jie pats Rousseau, pavyzdžiui, kalba, kad yra valstybė, kuriai jis siūlo visame sutartyje, turi būti civilinė religija, privati religija, bet ne kunigų religija. Žodžiu, jisai mano, kad ta civilinė religija, pilietinė religija ar privati yra, tie dalykai yra religijos. Ir jisai čia kaip protestantas kalba. Ir ką? Ir jeigu tai yra religija, tai teorinėse savo pagrinduose, tai yra ir teologija. Ir tai patvirtina tą radikalių ortodoksų tezę, kad viskas savo pagrinduose yra teologija. Ir šiuo atveju, Rousseau atveju. Tai teologija kyla iš tokių konfesinių įsitikinimų. Galbūt artimesnė yra kalvinistiniai, protestantiškai teologija, nes akcentuoja individualizmą, neneigia tam bendruomeniškumo kaip pirminę terpę žmogiškos būties. Bet būtent tai visą tai galima iš tikrųjų artikuliuoti kaip teologinį diskursą. Ir čia tarsi patvirtintų tų radikalių ortodoksų poziciją. Taip pat žinom, kad ir Newtonas buvo arijonis unitaras, kuris turėjo savo tokį savitą religinį tikėjimą, kuris labai smarkiai įtakojo
fizika. Jie išlieka svarbus religiniai elementai, kaip ten Didžiojo skoloje, antrame matematikos principų leidinėje jisai kalba apie tai, kad visą tai yra dizaino argumentai tokie teigia, kad visas tas jo fizika, visas pažinimas, visas visatos tvarka yra dieviškos tvarkos atslaida, kad jis tarsi rado raktą į visatos tvėrimo tvarką, paslaptį, tos dėsniai, tai yra tos tvėrimo dieviškos tvarkos dėsniai. Tai šitie teologiniai pagrindai jau gamtos filosofijos yra irgi labai svarbus. Tai jis irgi tarsi patvirtino, turi ortodoksų priėjimą. Kantas čia šiuo atveju tampa kaip ir varžovas ar priešininkas to. Jų radikalių ortodoksų norai matyti vieną tokį platonišką visą peršviečiantį, harmonuojantį vaizdinį visatos suvokime, pasaulio suvokime. Bet jis kaip varžovas, bet irgi galime išvelgti ir Kanto filosofiją, tos teologinius, pietistinius, sakykim, pagrindus. Tai, žodžiu, visi tie dalykai čia yra, taip sakant, kviečiantis, taip sakant, tyrinėti ir pažvelgti iš naujo į šitos dalykus. Ir tai aš, taip sakant, ir pakalbėjau apie tai, kas nors, kam nors toliau. Ir atsiprašau, kad tokių labai tikslių citatų nespėjau čia dabar sugraibyti, bet norėjau pakalbėti.